2019 metų Q7, 153 tūkstančiai mylių. Šitas yra sveikų mašinų aukcionas, vadinamas Mannheimas, Fort Lauderdale. Šito automobilio aukciono data bus penktadienį. Juodas palikė, rudas gražus vidus, Premium Plus komplektacija. Apeikim dabar išorę, parodysiu, kaip čia atrodo viskas iš išorės. Turi įbrėžimą ant durų nemažą, kuris pereina šiek tiek ant sparno. Partronikai, kablys, Premium Plus komplektacija, visi 4 varomi, 3 litrų varikliukas, 19 metukai. Taip, salonas pasižiūrėkit, va, gražus, rudas, yra užuolaidėlės. 7 vietų automobilis, Partronikas gale, šildomas sėdynės, Bose aparatūra, didelė panorama, salonas, kokybė, būklė, tos yra superinė. Pažeidimų nėra, jisai važiuojantis, kaip ir minėjau, Carfax'e švarus visiškai, neturėjęs eismų įvykių. Ir dėmesio, hebra, jį galima nupirkti nuo 6 iki 8 tūkstančių dolerių. Taip, šildomos sėdynės turi ir šaldomas netgi. Tai va, čia irgi didelis pliusas. Važiavam toliau, šiek tiek veidrodėlis, bet čia smulkmenos, hebra. Iš Amerikos mašinos patys žino. Jas neprižiūri kaip lietuviai, tai čia smulkių pažeidimų visą laiką bus. Einam, pabandysim užsivesti. Vidus irgi, kaip matot, tvarkingas, priekinė sėdynė irgi būklė gera. Graži medžio apdaila, čia viskas irgi tvarkingai, niekas nesulaužyta, neatkybė. Gerai, pabandom užvesti. Taip, mašiniukas užsiveda, vairas irgi matot. Kaip 153 tūkstančiai mylių, viskas labai tvarkinga, viskas veikia, mašina važiuojant. Nu, hebra, geriausiai tai kaina, sakau, 6-8 tūkstančiai. Aišku, čia yra preliminari kaina, bet reikia visą laiką bandyti ir žiūrėti, ar pavyksta ar ne. Bet, nežinau, superinis modelis.